Labas vakaras, mylimieji. Mūsų laida Evangelija be cenzūros vėl jūsų namuose ir vėl tie patys Arvydas, Ramūnas ir Rolandas. Sveiki, brangieji. Norime šiandien pakviesti jūs vėl padiskutuoti ir galbūt atgarsiai praeitos laidos, tokie galbūt užvažiavimai arba griežti mūsų pastebėjimai link to, ką mes stebime ir kaip mes vertiname, norime šiek tiek su jumis dar toliau padiskutuoti ir pakalbėti. Jo, aš papildydamas tave sakyčiau, galbūt labiau ir pasidalinti savo mintimis, mąstymais, ką mes galvojam, kokius klausimus užduodame, kokius galbūt atsakymus gauname ir labai džiaugiamės, kad jūs iš tiesų stebit ar replikuojat. Ir aš esu įsitikinęs, kad mūsų žiūrovai yra iš tiesų mąstantys žmonės, jie gali padaryti sprendimą ir turėti savo nuomonę. Nereiškia, kad mūsų nuomonė yra galutinė ir neginčiama. Mes tame pačiame, kaip ir kalbėjom, procese, mes ieškome, mes gilinamės ir mes tikrai kažką naujo vis labiau ir labiau atrandame. Jo, ir turim, Rolandai, su tavim tą savikritiką, kurią galbūt po laidos, jūs nematot, mes apdiskutuojam, padiskutuojam ir matome. Ir iš tikrųjų ta laida galbūt toks bus fonas praeitos laidos, tokiam galbūt dar gilesniam pasižiūrėjimui arba pastebėjimui, kada mes sakėm, kad Rolandas sakė, kad du įstatymai nesueina, aš sakiau, kad vienu metu du įstatymai taip pat negalioja. Jo, ir ta tema tokia bus, jinai irgi Rolandai yra tokia, aš skaitau, jinai yra ir aštri, ir galbūt kai kam nesuprantama, o galbūt jinai yra jau ir... Gal ne taip suprantama. Ne taip suprantama. Tekstai, kurie parodo, kad Dievas yra gėrio ir blogio kūrėjas. Ir kūrėjas, ir šaltinis, nes va čia kada susipina senas ir naujas, o mes su tavim, Rolandai, einam tuo naujų Seimo priimtų įstatymų ir vadovaujamės naujom taisyklėm. Ir naujų paskutiniuoju testamentu. Paskutiniuoju testamentu, kuris iš tikrųjų atveria ir šviesoje parodo, kad negalima pilstyti jokių senų gėrimų į naujus vynmaišius. Ir naujo lopo ant seno drabužio nelabai tinka. Nors aš turiu vienas tokias kelnes, kur lopai taip madingai atrodo, bet jie yra nešioti. Iš konteksto iškrenta. Bet jie yra ypatingi. Taigi, lyrinis nukrypimas. Kaip ir Senas testamentas daugeliu žmonių. Ir aš prašau tie, kurie uolūs, namų darbų nebus, bet pasižymėkite, prašau, tokias kelias rašto vietas, kuris galbūt namuose galit perskaityti ir tai, ką mes šiandien su Rolandu pasidalinsim, jūs galėsit labiau kontekstą įvertinti, pasižiūrėti ir sakyti, taip, ten teisingai parašyta, bet tie, kad du kalbai visiškai neteisingai kalba. Taigi, Izaijo 45:7, Raudų 3:38, Amoso 3:6, Jobo, tai yra kultinė rašto vieta, Jobo 2:10, kuri kalba, argi priimtume gerą iš Dievo rankos, o piktą nepriimtume. Ir tai yra kaip vėliava tarp mūsų, jinai dažnai yra kaip kozerinė korta išmetama pamokslo metu ir ją mus tiesiog prispaudžia ir mes esam kaip ir nuginkluoti. Bet šiandien mes norime parodyti šviesoje ir naujo mūsų įstatymo šitoje šviesoje, kaipgi ir ką kalba Jėzus, nes Jėzus sako yra kertinis ir mes ant jo pastatę ir nebus duota jokio kito pamato. Jokio iš Seno testamento pamato nebuvo duota. Ir šitos vietos, mylimieji, rašte, kaip visi traktuoja, yra Dievo įkvėptos rašto vietos, kurios yra mūsų ugdymui, mūsų statydinimui. Taip yra ir amen. Ar amen, ne amen? Aš nesutinku. Nesakysiu tau amen. Taigi, dar pacituojant Rolandą Izaijo 45:7, tai yra irgi vadinama kultinė rašto vieta, tai yra vienas iš
konteksto paimta rašto vieta, bet jos pakanka, kad mus tiesiog panardinti ir priimti šitą vadinamą tiesą. Aš darau šviesą ir sukuriu tamsą, duodu ramybę ir sukuriu piktą. O viską, ką dabar matote, kas sukurta yra pikto karai ir tie konfliktai, tai yra mūsų viešpaties Dievo sukurta tam, kad parodyti vienai arba kitai tautai, kad jūs kažką tai netai padarėt, jūs nusižengėt ir aš dabar sukūriau šitą piktą atmosferą tam, kad jūs atgailautumėt ir ateitumėt prie mano sosto. Kur dabar Jėzus šitoje vietoje, aš nežinau, bet tarkim Senas testamentas tiesiog kaip plėštinių tokių kertinių akmenių jis grūda mums šitą naratyvą, kad jisai ir šviesa ir tiesa. Rolandai, ištrauk, nežinau, kokį kozirį iš... Čia tų kozirių nereikia traukti, reikia skaityti Naujojo testamento laiškus ir įsitvirtinti Jėzaus žodžiuose, bet aš taip galvoju, žinai, ką čia tau pasakyti, žinai, apie Jobą, žinai, apie raudų. Yra dramos sukurtas, yra čia dabar aš galvoju, kaip taip švelniai pasakyti, žinai. Įpintas mums toks naratyvas, kad, ten yra tai ir tai, liktai... Labai keistai ir skamba, žinai, šitoj vietoj, nes čia reikėtų labai giliai dabar mums kalbėti apie tai, iš kur tai pareina ir kodėl taip užrašė, ir mes esame kalbėję, turbūt ne kartą. Senam testamente Rolandai sako, kad aš esu kirmelė, aš esu dulkė. Jo, ir šitoje vietoje, vėlgi, kas kalbėjo, ir jeigu mes žiūrėsime toliau ten Samuelio knygui, kad piktoji dvasia nuo Dievo parėjo, yra dar daug vietų ir yra, kad, Dievas sako, aš jumis pamaitinsiu, atsiųsiu, kai žydai buvo išėję ir jie užsimanė mėsos, ar ne. Ir sako, aš jums duosiu mėsos, viskas gerai, ir sako, jūs galėsite maitintis ir visa kita, ir jau sako, dar mėsa jų burnoj nebuvo sukramtyta ir jisai pradėjo jos naikinti ir, žodžiu, genocidai. Aš galvoju, kaip dabar išprovokuoti, kurie žmonės sutinka su šito, sakykime, Dievo įvaizdžiu ir vardais. Šventasis raštas, Dievo įkvėptas. Taip, kaip pabandyti atkreipti jūsų dėmesį, ką kalba Jėzus. Laiške Kolosiečiams 1 skyrius jis sako, Jėzus yra neregimojo Dievo atvaizdas. Jau vien šita eilutė, jinai, realiai tai, ką tu prieš tai pasakei, jinai, viską perbraukia, anuliuoja. Kodėl? Mes ir praeitoje laidoje užsiminėm, kad, kiek ligų, kiek tamsos, kiek blogio Jėzus atliko, kad jo mokiniai norėtų juo sekti, kiek jisai davė, ligų, kiek piktų dvasių pasiuntė į žmogų, kad jisai, susiprastų, susivoktų. Aš nežinau. Ir kažkaip sunkiai aš bandau tas vietas atrasti ir turbūt nei vienas iš mūsų nerasime tų vietų. Tada kilo natūralus klausimas, kažkuris iš jų dviejų klysta. Ar Jėzus kažką supainiojo? Ar vis dėlto Mozė kažką? Gal Mozė netgi ir teisingai pasakojo, juk ne Mozė užrašė. Bet Mozės pasakojimo pagrindu užrašyta yra Penkiaknygė. Tai dabar klausimas, kažkuris tikrai klydo, mano manimu. Gal jūs sakot, kad tai yra gerai, bet mano manimu, kad jisai visiškai klydo. O ar galima tada, apginti šitą galbūt išreikštą mano mintį, kad vis dėlto krikščionybė juk Jėzų tiek Naujam, tiek Senam testamente identifikuoja kaip vieną Dievą. Ir galbūt tada jiems yra aišku, kad Dievas trijose asmenyse, jis tas pats šiandien ir vakar, perkeliama iš karto į šitą, žodžio apreiškimą, kad Jėzus ir yra Dievas. Jisai tas pats Dievas, tik tai jisai tik tai Naujam testamente pasirodė kaip tas gerasis. Tai matai, tai tada veidmainis.
Nu palauk, jeigu jisai vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Ir jis neturi nei šešėlio keitimuose, ar ne? Tai kas atsitiko? Tai jisai kažkaip nuslėpė tas prastasias, blogasias savybės. Apgauna. Arba kažkur nesuseina galai iš tikrųjų. Mylimieji, ar yra pagrindo tam užduoti klausimus, mes vis laik sakom. Ir laiške Žydam, dabar skaitau pirmas skyrius, sako, jis Dievo šlovės spindesys ir jo esybės tikslus atvaizdas. Jėzus. Reiškia, yra tikslus atvaizdas. Jisai konstatuoja, kad jis yra. Tada kaip mes galim pamatyti. Ir šitoje vietoje Jonas, tu čia tokia taip labai tokią temą dabar pajudinai, kur aš galvoju, kaip mums čia dabar labai taip korektiškai išdėlioti ir labai lakoniškai. Aš noriu sugriauti. Nes jinai yra gili, plati ir iš esmės sugriauti šitas samprata arba tvirtovė, kuri dar akivaizdu, kad gaji, kad Dievas yra ten pavydus ir žudantis ir naikinantis ir ligas duodantis. Bet jeigu vien Jono paimti teiginiais, kad Dievas yra meilė, Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsos. Klausimas mano būtų toks, apie kokią tamsą kalba? Ar apie tą gamtinę tamsą, kad saulė nusileido ir tamsa užėjo? Ar apie tamsą kaip blogį? Kaip tai, kas sukuria blogį? Nes, sako, Dievo valia yra gera, tobula ir priimtina. Paulius laiške Romiečiams, pasiskaitykime. Tai dabar mano klausimas. Liga duota. Tu sakai, karas sukeltas. Tada mes galime labai lengvai nurašyti ant Dievo. Ir čia Dievo reikalas, Dievo karas. Tik tai. Ir dabar mano klausimas būtų vėl toks, paprastas, logiškai mąstantiems žmonėms. Karas, mirtis, ligos yra gera? Tai yra gera valia tau? Jinai nėra gera. Kodėl negera? Tai yra gera, nes Dievo valia yra gera, tobula ir priimtina. Ir jeigu mes sakom, kad Dievas va štai toks, kuris sugeba ir piktąją dvasią siųsti, ir ligas, ir žudyti, tai reiškia, tai yra gera valia. Ir čia dabar klausimas, ar mes kažkur nesuvokiam, kas yra gera? Ar kažkur mes čia yra mes konfliktas? nesuvokiam, nes mums kaip ir nuo vaikų darželio, kai kurie naratyvai įsodinti, mes žinom, kad Dievas yra 100% Dievas ir 100% žmogus. Mes žinome, kad tai istorijai buvo ne su mumis, o su kažkom, tai genocidai ir žudimai ir visi prievartavimai buvo jiems, mums tai kaip šių laikų, paskutinių laikų provaizdžiai ir įvaizdžiai ir mes rimtai nepriimam. Bet kada mes susidurėm su šito chaoso, kuris dabar yra, mes atsistojame į vieną pusę ir sakom, ne, va šitie kovoja ir Dievas padeda nukovoti blogių kitą tautą, o tie kenčia dėl savo nusistovėjusio atmetimo ar dar kažko. Tai mes turbūt dabar šitą diskusiją tokia labai taip įsigilinus, gilėja taip labai kažkaip, tai aš galvoju, kad, brangiai, pabandykime, vis dėlto pamastyti logiškai, atmesdami senus įsitikinimus ir kvestionavimus, kad čia ne, taip, visas raštas yra įkvėptas ir jis absoliuti tiesa. Tai kai mes taip mąstome, mes čia ir gaunasi, kad pasimetame. Nes mes puikiai visi žinome ir skaitome raštą, kad sako, iš to pačio šaltinio negali tekėti ir saldus, ir kartus vanduo. Negali. Negali. Kas tas yra šaltinis? Ir mes dažnai galvom, kad čia mums sako, kad iš tavęs negali. Kiek negali? Nuolat gali, mes nuolat prisidirbam, bet sako, žiūrėk, valdyk, suvaldyk liežuvį, suvaldyk savo mintis, girdėk, ką kalbi, nes aš žodžiu kuriu ir jūs kuriate žodžiu. Ką kuriame, tai kokie žodžiai išsitransliuoja. O iš šaltinio, iš meilės šaltinio, arba kalbėkime apie Dievą, iš jo negali išeiti ir tas, ir gera, ir bloga.
Nes Dievas jisai nepažįsta blogio. Jisai žino, jisai mato blogį, bet jis pats kaip asmuo negali sukurti blogį, nes jis yra meilė, nes kitaip tada mes pripažinsime, kad meilė ir yra smurtas, tai yra normalu. Turbūt taip, bet, normalų žmonės net nereikia įbažnytintų žmonių, kažkokių paprastų žmonių gatvėje, bet kokių agnostikų, bet kokių, paklauskite jam ateistų, kas yra meilė, ar meilė yra smurto, ar iš meilės galima tai daryti. Jau nebe meilė, jeigu tu žudai, o pavydus vyras nužudys mane, jeigu aš ten žvilgtersiu į kažką, ne, moteris gali pasakyti, tai čia yra meilės išraiška. Rolandai, tai mes turim pretenziją, turim, iškeldami šitą klausimą, matau į didelį nesupratimą, nes mūsų vienyti tokia tiesa ir toks apreiškimas negali, nes tai paėmus mes visiškai atmetam Dievo kaip suvereno, ne, kaip jo galybės ir jo pasirinkimo būti tokiu, kokį mes jį matom Senam testamente, nes jisai valdo, jisai valdo ir siunčia šėtoną. Aplamai Senam testamente mes nematom aplamai šėtono, jo nėra, bet vad Naujam testamente ta tokia yra ten keletą vietų. Bet Naujam testamente tiesiog jisai išnyra. Čia vieni pasakys toje, kad pabaigų laikoje įvyko tokia transformacija su Dievu ir šėtonas suprato, jis išėjo į areną. Ir ten prasideda tie dialogai, Kristus su šėtonu. Bet aš manau, kad iš tikrųjų mes turim kviesti jūs visus, kaip labai paprastai ir banaliai, ką Kristus kalbėjo ir ant ko mes statyninam savo tikėjimą, išpažinimą. Juk mes labai, mes nesusipriešinsim, bet tarkim, daugelis tu žinai, kad krikščionių jie Dievą išpažįsta visais vardais, Jehova, Rafa, Nifi ir kom tik tai jis yra toks. Ir judėjimai didžiuliai jehovistų yra, ir ten yra ir pasiekėjai, ko tik tai trečia adventistai, jie turi savo tą įvaizdį. Tai čia įvaizdžiai matai, tai žmonės jie kaip pažino jį, jie taip ir įvardijo, bet tai nereiškia, kad jis toks ar noks yra, vėlgi, jeigu tai paimti. Jeigu tu nepripažinsi, kad aš čia nesu, tai nereiškia, kad aš nesu, tu gali taip sakyti ir tu gali ką nori pasakyti, kad čia ne aš, čia kažkas kitas, koks skirtumas, kaip tu vardi, bet aš esu aš. Ir Jėzus jis pasakė, irgi taip pačiu Jono Evangelijai pagal Joną užrašyta, kad sako, aš apreiškiau tavo vardą žmonėms. Ir aš vienintelis mačiau, sako. Jis vienintelis matė tėvą. Niekas kitas nėra matęs jo veido, nors Mozė įtikinėja tam pačiam Senam, kad jis veidas į veidą kalbėjo su Dievu. Tai vėlgi klausimas, kažkas klysta. Arba Jėzus klysta, arba Mozė. Ir žiūrovai gali taip pat, kada klauso labai rimtai, ar ten radio laida, arba kažkokį pamokslą, ir tai jų kalbama labai įtikinamai, ir tai yra, kalbama solidus ir pamokslininkai, juk tai yra, lyg tai skaitai raštą, tai teisingai, Dievas toks ir mes lyg tai sustapatinam su tą girdėtą. Toks, bet kam tada Naujam testamente? Ir jeigu mes jau sutarėm, kad Naujas testamentas yra galiojantis testamentas, Senas testamentas jau negaliojantis. Ir laiškai žinom sakė, jeigu jau būtų galiojantis Senas geras buvęs, nebūtų reikėję naujo. Vis dėlto reikėjo naujo, atnaujino. Mes gyvenam pagal Naują testamentą. Ir jeigu mes skaitome Naujam testamente, kad jis yra šviesa, jis yra meilė ir jis neturi nei keitimosi šešėlio nėra, jisai vakar, šiandien ir rytoj toks pat. Tai koks toks pat? Jėzus kalba apie vienokį ir sako, niekas nepažino tėvo, tik tai viengimis sūnus. Tai po to žodžio niekas papuola ir Seno testamento herojai.
Ar nepapuola? Ar aš klystu? Mes Rolandus tam iš viso toliau užėjom ir labai paprastai, mes labai priverčiam dabar susimastyti žmonės ir ypač tikinčiuosius. Galbūt netikintiems Kristumi žmonėms čia nėra tos dilemos. Jie išgirs gerą naujieną, kad Kristus mirė už kiekvieną žmogų ir Kristuje mes turime išteisinimą ne darbais, kad kas nors pasigirtų, bet malonė ir amžinasis gyvenimas yra nuostabi Dievo dovana kiekvienam. Nepriklausomai nuo mūsų darbų, tai tiem žmonėms yra gera naujiena, bet bažnytiniams žmonėms, religingiems, kaip aš sakau, yra dilema, nes yra pripūsta, kad viskas čia yra taip, o tai aš tada kitaip pasakysiu, kad visi vertimai yra Dievo įkvėpti ir patepti ir šventoji dvasia kiekvieną vertėją inspiravo parašyti ir padėti kablelį ir padėti pastraipą, išskirti ten, kur nereikia. Juk anksčiau raštas surašytas be kablelių, be skirimų ženklų, be pastraipų, tai įkvėpė kiekvieną vertėją. Ir jeigu mes lyginsim kelis vertimus, mes gauname skirtingas toj pačioje vietoje arba laiške ar eilutėje toj pačioje vietoje skirtingą mintį. Tai dabar, kuri vertėja labiau įkvėpė Dievą? Man atsakykite. Graikų vertėja. Nes iš graikų yra vertimai padaryti. Dabar labai yra tokia miglota istorija Atsimainimo kalnas. Jinai skaitoma labai, sakyčiau, pakankamai paviršutiniškai bažnyčiose, ar ne, arba pamoksluose. Ten kulminacija. Bet Petras, Jokūbas ir Jonas su Jėzumi nukeliavo į kalną, kur Jėzus atsimainė jų šviesoj, papasakojo visą tai. Tada jiem pasirodo Mozė ir Elijas, ar ne? Tada Petras ekstazės apimtas, sako, kaip fainiai čia žiūrėjo. Įdomu, tai jie regėjimą matė, ar toks... Jie regėjimą pamatė, nusileido galvoje, ne? Ne, tai jie taip... Nesvarbu čia, ką jie pamatė, bet jie regėjimai, užėjo rūkas, jie regėjimai, gal ką nors parūkė, iš tikrųjų nežinau. Žuvies. Bet esmė yra kokia, kad ir jie žmonės, kurie vaikščioja su Kristumi, sako, jei, kaip fainiai, imkim Seną testamentą, pranašus, įstatymus. Ir viską sutalpinkime ir naudokimės. Ir tu, Jėzau, fainas, bet žiūrėk, ir šitie bičiai labai fainiai, labai gerai viską apjunkime. Ir staiga po šitų žodžių kažkas įvyksta. Pamenat? Staiga dingsta. Senasis testamentas dingsta. Elio nebėra, Mozės nebėra, lieka Kristus ir apaštalai. Ir staiga dar vienas veiksmas. Balsas iš dangaus sako, jeigu dar jums trūksta, sako, šitas yra mano mylimasis sūnus ir jo klausykite. Čia irgi įdomi detalė ir kai skaitome atidžiai, mes galime atkreipti tai dėmesį. Kai tu skaitai greitai, prabėgom, tau kažkas įvyko. Bet sako, jo klausykime. Jeigu Dievas būtų panorėjęs, aš taip mąstau, čia yra manau, ne peršu, kad taip turit mąstyti, bet aš taip galvoju, kad jeigu Dievas būtų panorėjęs, kad Seno testamento naratyvus mes partemptume į Naują testamentą ir dabar šitą ir skelbtume kažkokią keistąją naujieną, jisai būtų pasakęs, šitas mano mylimasis ir šitie mylimi ir jų klausykite, visų klausykite, bet jisai netgi atskyrė, nebeliko jų akivaizdžiai ir sako, tik šito klausykite. Jėzus tai reiškia. Ir jiems ir Petrui, ir Jonai, žinant, jie skaitė Seną testamentą, visi apsireiškimai tiek Mozei, tiek vienam iš pranašų Elijui, irgi įvyko ant to kalno, kada sako, aš praeisiu šešėliu. Jėzus irgi tom simboliškai, aš manau, parodo pabaigą visų šitų išmoktų jų toros arba jų mokymų, kad čia ta era ir baigėsi. Ir ten jau galima, aišku, žiūrėti į kontekstą toliau, kaip vystėsi. Bet čia yra viena iš tikrųjų labai gerų vietų, kur mes su tavim, aš nežinau kaip mūsų klausytojai, kur mums tapo to šviesoje aišku, kad nebegalima to dalyko priimti labai rimtai ir tie įstatymai, poįstatyminiai aktai, jie visi lieka mums kaip grožinė literatūra arba tam, kad mes suprastume visą kontekstą ir laikė, kurie mes gyvenam, kad mes galėtume atskirti. Tai aš manau, kad matai, vėlgi, jeigu mes atidžiai skaitysime Naują testamentą,
mes pamatysime apie įsakymus ir įstatymus. Ir ten aiškiai Jėzaus pasakyta, sako, aš palieku jums naują įsakymą arba įstatymą. Ir tai yra, kaip pasakyti, aš sakyčiau, mano nuomonė, tai yra du paliepimai. Sako, nauja, mylėk savo artimą kaip save patį. Kažkodėl jisai nebekreipia mylėk Dievą, kaip Senajam testamente, nes tada tik Dievas tave mylės, sako, mylėk. O kad šitą sąlygą jums būtų įmanoma išpildyti, duodu jums dar vieną, kaip priminimą, kad pasilikite mano meilėje. Ką reiškia pasilikti jo meilėje? Kažkur įlysti, ar ne? Mąstykite apie tai, kad esate mylimi. Ir mąstydami apie tai, kad esate Dievo mylimi, o ne baudžiami, auklėjami tinka žodis. Patarlės yra, ką Dievas myli, tai jis auklėja, ką tėvai myli, tos vaikus auklėja, kurių nemyli, sakykime, tų neauklėja, bet auklėja, tai nebaudžia, nemuša, ne ta, o auklėja, aiškina, pasakoja žmonėms, savo vaikams, sakykime, kad jų pasirinkimai atneš tokias pasirinkis, tų tokias. Tai vat, mąstydami apie tai, kad esate mylimi besąlyginė meilė, nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atėmė iš visų gyvybės, karus pasiuntė. Aš neskaitau šitokio teksto, aš skaitau, kad atidavė savo viengimio sūnaus gyvybę, kad visus išgelbėti. Tai mąstydami, kad esame mylimi, Dievas yra meilė, jis yra šviesa, jis yra gėrio šaltinis ir iš to pačio šaltinio netekės kitoks, tik tai vienintelis kažkoks šaltinis. Tokiu būdu gebėsime persisunkti šito jausmu ir kitaip pasižiūrėti į artimą žmogų. Reiškia, pradėsime matyti jame nebe mulkį, nebe durnių kažkokį, bet matysime žmogų, sukurta pagal Dievo atvaizdą ir turinti tam tikrų dovanų. Va čia tu užminėjai, kaip sakant, į karvės tą. Sunku yra žmogui matant darančiam jam blogą parodyti meilę. Tai yra pamokos, tai yra iš tikrųjų ugdoma. Tai tada mes grįžkime, Arvydai, prie dar vieno įsakymo, kurį Dievas, koks Dievas, dabar galima užduoti labai aišku klausimą, sako, saviškius mylėk, saugok, priešus žudyk, naikink. Jėzus sako, jūs girdėjote apie tai. Taip buvo jūsų ten tose įstatymus. Jisai atsiribojo, kas įdomiausia, Jėzus atriboja save nuo įstatymą. Sako, jūsų arba Mozės įstatyme, ne mano, ne Dievo įstatyme, bet jūsų arba Mozės įstatyme parašyta. Savus myli, saugai, priešą žudai. O aš jums sakau, ne aš, bet ir aš galiu pacituoti, Kristus sako, mylėk savo artimą ir mylėk savo priešus. Laimink savo artimą ir laiminkit savo priešus. Pamaitinkite savo priešus. Ir čia vėlgi, skaitant neatidžiai, praskaitai prabėgi, bet jeigu skaitom su stabtelėjimais, pamastymais, mes matome absoliučiai kitokį Dievo įvaizdį, kurį Jėzus transliuoja mums, visiems. Aš galvoju, kad negaliu kažkaip dar atnešti kitaip, aš tiesiog raginu mąstyti, lyginti. Žiūrovai vis tiek jie seka, jie jau tą mūsų laidų seka, mato ir žino, ką mes norime danešti. Aš manau, galima likti tamsoje, galim pasilikti nežinioje. Taip galima. Ar galima būti sudvejinto proto ir susimaišysio proto? Galima. Taip. Bet iki tam tikro laiko, aš manau, vienas iš tų... Bet nebūtina pasilikti. Taip. Vienas iš tų receptų, ką mes ir šitoj, ir praeitose laidose kalbame, statydinkimės ant Kristaus. Žiūrėkime, tikrai, ką kalbėjo, ką nešė ir kokį įvaizdį jisai paliko mums. Jisai ne 100% Dievas ir ne 100% žmogus. Kada mes tą paleisime, o kad gyvenime kvaila apgailestauti, kad netaip gyvename arba netaip suprantame, taip, gyventi iš karto nei Rolandui, nei man nepavyksta ir nepavyks niekam. Tam reikia
dėti pastangas, patikėti tai, ką mes bandome su Rolandu atnešti, kad jisai yra šviesa, jisai yra tiesa ir kas yra labai rėžianti ausį šiam laikė, va tam piktam, kad jis yra meilė. Ir kada pradedam kalbėti apie meilę, daugelis žmonių tiesiog suka pirštą prie tam tikros smilkinio ir sako, ir bando nusišauti. Taip. Aš linkiu visiems ir Rolandas kartu jungiamės visiems geros nuotaikos, gero to laiko, kada jūs praleidžiate savo artimųjų rate, kada jūs bandote tą gėrį arba, kaip Rolandas paminėjo, nebūti tą tokia. Išdrįskime gretinti, išdrįskime lyginti, išdrįskime užduoti klausimus. Ir pagalvokime vien apie tą mintį, kai Jėzus pasakė, jeigu jūs būdami nelabi, tai yra žmonės, sugebate duoti gerų dalykų savo vaikams, tai juo labiau mūsų dangiškasis tėvas duos gerą, o Dievo dovana yra gera, tobula ir priimtina. Taip. Ir jisai tikrai, jeigu jūs užduosite, arba mes užduosime jam klausimus, nepatogius klausimus, tikrai nesiūs ugnį, kaip kad ir su Jėzumi vaikščiai apaštalai sakė, kai jų neįleido į Kaną, nuleiskime ugnį iš dangaus, nes prisiklausė Elijo. Ir Jėzus ką atsakė, sako, atsipeikit bičiuliai, jūs ne tos dvasios esate. Ką jis norėjo pasakyti, tėvas šito nedarė, nes ne ta dvasia, reiškia, nuleido per Eliją ugnį. Mąstykime. Dėl to aš labai tiesiog jūs raginu, drąsinu, mąstykime, gretinkime ir būkime drąsūs užduoti nepatogius klausimus. Laukime jūsų kitoje mūsų laidoje, kuri taip pat bus aktuali. Rašykite, sekite mus. Ačiū, kad esate kartu su mumis. Sudie, brangieji. Sudie ir gražaus ir nuostabaus savaitgalio.